Šįryt lankomės jauniausiame Lietuvos mieste Visagine, dar nesulaukusiame nei 40-ojo gimtadienio. Šis Lietuvos jaunėlis kūrėsi aplink dabar jau uždarytą Ignalinos atominę elektrinę ir per praėjusius dešimtmečius taip sustiprėjo, kad netgi buvo pripažintas regioniniu ekonomikos augimo centru ir jam stiprinti pagal specialią programą skirtos ES lėšos. Na, o prieš 4 metus visaginiečiui kanojininkui Jevgenijui Šuklinui tapus olimpiniu vicečempionu, visa Lietuva Visaginą įvertino ir kaip sportininkų miestą. Taigi nieko nenustebino, kad gavęs paramą iš ES fondų, Visaginas pirmiausia susitvarkė ne tik viešasias erdves, bet ir pagrindinę sporto zoną ežero pakrantėje. Nebuvo nei šilta, nei šalta vandens, tualetų nebuvo. Kada šaltoje patalpoje reikėdavo persirengti ir apsirengti, ir dušo nėra. Aišku, sąlygos jau dabar nepalyginti daug geresnės. Visagino sporto centras yra tapęs miestelėnų traukos centru, mat po darbų ir mokyklos čia traukia ne tik profesionalūs sportininkai, bet ir mėgėjai. Tikimasi, kad atnaujinus Visagino sporto centro pastatą, rekonstravus pagrindinį miesto stadioną bei įrengus sporto ir poilsio zoną ežero pakrantėje, norinčiųjų sportuoti dar padaugės, bet to tikimasi pritraukti ir verslo investicijų. Galės atvažiuoti sportininkai iš kitų šalių, daryti sporto stovyklas. Šiaip mes visą laiką pajuokaudami sakom, galėsim dabar jau pravesti ir pasaulio, ir Europos futbolo čempionatą.